mes jau Barcelonai. Einam iki savo pirmo objekto, pagrindinė Barcelonos gatve. Turim laiko iki 1 valandos, nes tik tada mus priima į viešbutį. Tai va dabar pažiūrėsim keletą objektų dar iki to laiko, iki 1 valandos. Gal nueisim kažkur atsisėsti. Pažiūrėsim, o aš ką rodau jums Barceloną. Hey, John, suck your shit. Piñata. Pamatėm du Gaudžio darbus, pasikultūrinom, dabar einam kažkur prisės papusryčio. Pagaliau kėlėmės šiandien 3 valandą ryto, skrydis buvo po 5:50, dabar yra po 9:50, aš manau, kad laikas pusryčiams. Nu ką, pasiėmiau porą mantaditų, Karolis pasiėmė sumuštinį su iberiko kiauliena, lyt pradėjo, laiko atsisėdom. Tai va, papusryčiausim, neskubėsim, o paskui jau link viešbučio. Iberiko kumpiukas. Labai skanus. Labai skanus sumuštinis. Be sumuštinukų su iberiko dar vat. Tokių tapų pasiėmėm, čia mini burgeriukas kažkoks, su kame vartu sūriu. Buvo parašyta mantaditos. Aš galvoju, kad mantaditos yra maži sumuštinukai, bet pasirodo čia kaip tapa, mažas užkaldis ispaniškai. Tai kažkaip kitaip vadinasi, tai nelabai žinau, nelabai suprantu dar iki galo. Prisivalgiam tapų ir dabar einam pažiūrėti dar vieno Gaudžio namo. Nes dabar yra dar tik 11, po 11:03. Turim daug laiko. Aplankėm 3 namą Gaudžio. Tai man pirmoji vietoj tas, kur pirmą matėm, antroji šitas būtų. O trečioji jau Kasamilai, nes kažkaip ten gal kuklesnis toks. O dabar einam link viešbučio jau. Šiaip dar vis turim laiko. Dabar turim be 20:12. Bet einam iš lėto, neskubėdami, gal dar atsisėsim kažkur. Įdaro. Galvoju, nežinau, kad su įdaro bus. Tam viskas ispaniškai parašyta. Ėjom ir pamatėme eilę prie kepyklėlės. Sakom, gal skanės bandelės parduoda. Tai dabar ragaujam kruasaną, po kruasaną nusipirkę desertui. Tai skana, šviežia, šilta dar. Taip, žodžiu, update'as. Dabar yra po 5:10. Gavos taip, kad nuėjom į tą savo viešbutį. Vietoj power nepo gavos 5 valandų nepas. Viešbutis tai mūsų toks, sakom, jeigu blogiausių viešbučių 10 darytum, tai būtų antroji vietoj po Göteborgo hostelio. Einam dabar iki funikulieriaus, kelsimės į Tibidabo kalną. Ten yra bažnyčia ant viršaus, iki 9 funikulierius dirba. Tai bandom nueiti per valandą nuo mūsų viešbučio. Ir jo, reikia prasivaikščioti biškį po šitų miegų visų. Ten matosi bažnyčia, kurios kelsimės.
vieni kabinai. Nusipirkom bilietus į Tibitabo kalną. Sumokėjom po 12 eurų, čia pirmin ir atgal. Dabar jau sėdim keltuve ir kelsimės į viršų. Į aukščiausią Barcelonos tašką. Dangus gražiai čia atrodo. Taip, išbandysim turėti. Tai čia tas, kur buvo pilstomas, ne, kur tu matei? Ja. Turėjo ir kažkaip dauna. Nusileidom nuo Tibitabo kalno. Sėdim dabar čia papėdėj, kur irgi gan aukštai yra. Aliuką geriam. Bandom ispaniško alaus naujo, kitokio nei Estrela. Gražus vaizdas atsiveria. Pradeda jaustis po biškį atostogas. Ispanus burgeriai, kaip sakant. Neatrodė labai populiaru ispanus, šitas ispanus.